taip klostėsi Lino gyvenimas, kad visada atsirasdavo žmonių, kurie, dabar net nepasakysi, ar jie prisijaukindavo Liną, ar Linas juos prisijaukindavo. Kaip ir savotiškas tiltas tarp jų dažnai būdavo Baltrušaitis. Taip atsitiko su Viktorija Daujotytė, taip atsitiko su Kubilium. Kubilius taip pat ieškojo. Bet pavyzdžiui, kaip Linas susipažino su Juozu Tumeliu. Tumelis dirbo Respublikinėje bibliotekoje, jis pagal profesiją istorikas, bet su tokiu labai aiškiu filologiniu nuokrypiu ir būtent domėjimusi Baltrušaičiu. Jis buvo tas žmogus, kuris labai domėjosi Baltrušaičio gyvenimo faktologija. Linas, pavyzdžiui, daugelio Baltrušaičio faktų gyvenimo tiesiog nežinojo. Tai Tumelis buvo tas šaltinis, kuris Linui atvėrė labai daug dalykų. Tumelis važinėdavo į Maskvą, sėdėdavo archyvuose, turėjo nusirašęs ar ten kitokiais būdais gavęs įvairiausių tekstų ir jie labai bendravo. Tumelis net yra rengęs komentarus Lino vertimam, kai jau jie Vagos leidykloje buvo pradėti leisti. Kitas žmogus, tai kauniškis Leonas Gudaitis, dabar žinomas Vytauto didžiojo universiteto profesorius, labai rimtas filologas, rimtas literatūros istorikas, bet taipogi kaip Tumelis, nujautęs kažkokį labai natūralų, tikrą ir gilų dalykinį potraukį Baltrušaičiui. Tai jie ir susitikdavo, ir kalbėdavosi, ir visiškai suprantama, kad ir Juozas Tumelis, ir Leonas Gudaitis palaikė Liną. Jam padėjo savo žiniomis, savo turimą medžiagą. Bet buvo žmonių ir iš to ratelio, kuris buvo arčiau mūsų. Turima galvoj tie Putino dienų žmonės arba daktarės Mičelytės aplinka. Bet pavyzdžiui, per Putino tuos mūsų suėjimus Linas niekada neskaitydavo nieko. Niekada. Gal jis nebuvo ir prašomas, jis niekad ir nesisiūlydavo, bet ten būdavo 3-4 valandos, kurias mes praleisdavom grįžę iš kapinių, tokios pilnos informacijų ir visokių samprotavimų ir filosofijų, kad ten jau kokiam posmui įsisterpti tiesiog nelabai ir tikdavo. Bet visai kita nuotaika būdavo pas daktarę Mičelytę. Ten būdavo ir mažiau žmonių. Ir labai aiškus daktarės interesas, kad Linas paskaitytų, nes ten poetų neateidavo. Ten ateidavo kitokie žmonės, ateidavo gydytojai, ateidavo fotografas Antanas Sutkus, ateidavo dailininkė Čeičytė, Irena Koskevičiūtė, Stasiulevičius, bet ji visada prašydavo Linai į kišenę įsidėti ką nors paskaityti. Niekada Linas nesipriešindavo arba kaip nors neparodydavo kokio nors nenoro. Visada labai rūpestingai atsirinkdavo ir atsirinkdavo nebūtinai Baltrušaitį. Jis jau tada vertė ir Chajamą, ir Nizami, ir Hafizą. Visokių tų skaitimų buvo, bet labai daug skaitė ir Baltrušaičio. Ir Baltrušaitį skaitydavo truputėlį kitaip negu, tarkim, Chajamą. O Baltrušaitis, jo buvo perteikiamas, nepasakysi, kad kitu balsu, bet lyg ir nurimus, lyg ir apgalvojant, tokiu tylesniu balsu, su tam tikrais paabejojimais, ypač tose vietose, kur yra tokie filosofiniai, tarsi duodamas klausytojui galimybę tarsi stabtelėti ties
tuo eilėraščiu, duodavo galimybę įsiklausyti. Tai šitie dalykai, kai nebuvo viešumos, tai buvo labai svarbus. Aišku, kad jie ir skatino, ir svarbiausia, teikė vertėjui pasitikėjimo. Bus dar ir kitas kartas.